Kada žinoti, kaip žinoti, kad esi mylimas? Kaip suprasti, kad tikrai esi mylimas? Kaip suprasti, kad tu tam žmogui esi brangus? Pagarba, žinai žmonės, kad reikia gerbti vienas kitą, kad reikia būti paslaugiam, būti atidžiam. Ta meilė pasirodo ne žodžiais pasakyti, daug kas gali, oi kaip aš tave myliu ir koks tu ten man reikalingas. Taip reikalingas, nes jeigu tavim naudojasi ir ar tavo paslaugom, ten ar tu skaniai mieloji verdi ir ten gamini maistą ir tu gera šeimininkė, tai tau reikia žmogau tik tarnaitės. Jeigu nėra dėmesio, nėra gėlių, nėra paslaugumų, nėra nieko, tik tai tiek, kad bendra pragyvenimas lengvesnis ir bendras stogas ir gauni gerą aptarnavimą, tai labai liūdnas dalykas. Tai labai liūdnas dalykas ir jeigu tu nori tik tai šito savo, tai tu vyruti to nevertas. Arba moteris, kuri nieko nenori duoti. Nei švelnumo, nei meilės, nei vaikų gimdyti, nei nieko. Jinai naudojasi gerais vyro finansais, moka manipuliuoti juo ir visa kita. Tai viskas aišku. Čia nereikia nei žodžių, čia viskas labai liūdna. Labai liūdna, bet visi nori tos tikros meilės ir atėjus laikui ne finansiniai dalykai tampa svarbus, o būtent tie jausmai, tas gilus poreikis jausti tą artimą sielą. Labai retai pasiseka kažkam tai rasti tą savo artimą sielą, tą puselę. Kartais visą gyvenimą ieško ir neranda. Taro kortos irgi rodo daugybę dalykų ir kai kam atskleidžia, tiesiog tai yra ta mistika, kur aš negaliu jos, kad ir kokia esu stipri ir ezoteriškai ir ekstrasentiškai visai, bet tai yra kažkas tai mistiškų, nes Taro kortas turi nuo 88 metų ir įsivaizduojat, šitiek metų aš su jom dirbu ir įsipildė labai daug mano pranašysčių, tiesiog nežinau tokios, kad neįsipildytų. Aš kitaip metu, kitaip matau, kitaip skaitau jas ir